praėjus kalendoriniai vasarai atplūs ir taip laukta didesnė šiluma. Tiesa, naują savaitę prognozuojamos ir vasariškos liūtys. Antradienio naktį trumpai palis tik pavienėse vietovėse. Temperatūra žemės iki 8–13 laipsnių šilumos. Diena bus debesuota su pragiedruliais, daugelyje rajonų trumpai palis, galima ir perkūnija. Pietinių krypčių vėjas plukdys šilumą į mūsų šalį. Oras sušils iki 20–25, pajūryje vis dar vėsiau 16–19 laipsnių šilumos. Trečiadienį bus sausiau, danguje debesų formuosis nedaug, tad dažnai džiugins saulė. Termometrai žvaigždėtą naktį rodys 10–15, dieną net 21–26 laipsnių šilumos. Pagaliau ir pajūryje bus perkopta per 20 laipsnių. Ketvirtadienio naktį lietaus neprognozuojama, bus ramu, temperatūra žemės iki 11–16 laipsnių šilumos. Dieną vyraus sausi orai, trumpalaikis lietus pasitaikys tik vietomis. Šiek tiek sustiprės pietryčių vėjas. Tačiau išliks vasariškai šilta. Temperatūra kils iki 21–26 laipsnių šilumos. Penktadienis nors bus šiltas, tačiau gana drėgnas, prireiks skėčių. Per šalį keliaus trumpi lietus, palis ne vieną kartą, vietomis žaibuos. Naktį oras atvės iki 11–16, dieną šils iki 20–25 laipsnių šilumos. Savaitgalį situacija išliks labai panaši, šiluma niekur nesitrauks, bet ir toliau klius lietaus. Artimiausią naktį kai kur trumpai palis, bus 3–8, vakariniuose rajonuose 9–12 laipsnių šilumos. Rytiniuose dirvos paviršiuje kai kur šalnos 0–2 laipsniai šalčio. Rytoj dieną debesuota su pragiedruliais, kai kur vakaruose trumpai palis. Oro temperatūra 19–24, pajūryje 16–18 laipsnių.